Žaidėjus yra priverstas dažnai rotuoti, siekiant išlaikyti kuo šviešesnės pajėgas. Čia laikų Tomas Černeckis, būdamas visiškai laisvas, pelno 2 taškus, o Deividas Anužis randa laisvą kos ir 7 iki kėlinio finišo. Domarkas atlieka sudėtingą metimą, nepataiko. Su kamuoliu Palangiški 3 sekundės iki ketvirčio pabaigos. Kubilius spėja išmesti kamuolį, metimas iš toli ir jis pasiekia tikslą. Metęs taškus Vilniaus komandai šiame ketvirtyje. Domininkas Matutis, nėra kam įkišti kamuolio. Palangos komandoje ant parketo pasirodo ir jaunasis Ernestas Bružas. Čia pražanga. Povilas Šakinis, komandos kapitonas, Palangos gretose prašo 3 baudos metimų ir Domininkas Matutis gaus tuos 3 baudos metimus. Būtent metimo metu buvo neleistinai sustabdytas šis nedidukas krepšininkas, galintis dabar išvesti savo komandą 2 taškais į priekį, su sąlyga, jeigu pataikys visus 3 baudos metimus. Matutis. Palangos ekipa jam yra 3. karjeros stotelė šiame sezone. Pirmenybes pradėjo Klaipėdos Naftos Unija Akvaservis ekipoje, po to perėjo į Šilutės komandą ir galų gale sezono pabaigoje prisijungė prie Palangos ekipos, kuria, na, ir kamavo žaidėjų badas, patyrusių žaidėjų badas yra, žinoma, ant suoliuko ir Petravičius, yra ir su kamuoliu Deividas Keburys. Ieško atakos tęsinio ir viskas primena pirmojo kėlinio pradžią, kuomet nežinojo, kur įkišti kamuolį. Treivisas Gerisnas Palangos komandoje. Šakinis nepataiko savo 3 tolimo šūvio. Šiokinas iš tų Udro arsenalo ginklų galimybė pataikyti. Faktą, jog Drungilas ir Gerisonas kartu pataikė tik 2 metimus iš 14 ar 15 bandymų. Čia Gerisonas iš po krepšio nepram. Šeimininkai atsilieka 1 tašku nuo Marijampoliečių. 39-38. Gerisonas iš toli meta ir pataiko. Kubilius prieš Zubkauską, perdavimas Keburiui ir čia dėjimas iš viršaus. Ir Kliukų įmetęs 6 taškus, galbūt nedaugiausiai savo komandoje. Ojojoj! Reikia čia stabdyti mano monologus. Drungilas atlieka top 10 tvirtą perdavimą per nugarą ir po to jau dėjimą atlieka kitas priekinės linijos žaidėjas Gerisnas. Čia minutės pertraukėlė.